Auksė, kaip tu? Žiauriai mus išgąsdinai. Kas čia buvo? Nu, žinok, jau čia nieko nebesuprantu. Laimingas atrodai. Tai gal išsimegau tiesiog. Nežinau, kad blogai mėgi. Kokie planai šiandien? Tai gausina. Darbus namie. Tavo? Vaikai iš jūsų batų išaugo, reikia kažkokius naujus nupirkti. Iš namų dirbsim. Smagu? Mačiau domino. Ką tada? Žaidimo domino. Žinai tokį, jeigu vaikai dar niekad nebandė, tai galvoju, gal reikia nupirkti. Ką manai? Na jo, toks senovinis žaidimas geras. Lavinam, tai nupirk. Nupirksiu. Ignai? Myliu tave. Tai aš irgi tave myliu. Čia mano ir Ievutės inicialai. Dėl šitos nosinės nualpai. Čia nebelė kokią nosinę kvailelę tu. Gerai, nepyk. Nu tai ką, išvažiuojant Marius turėjo tą nosinę? Nu taip, aš jam padaviau. Talismaną. Čia neįmanoma, nesueina, tai jo čia nėra, nosinė čia kažkas... Tai tiesiog gal išvažiuojant pametė. Kaip galėjau pamesti, aš visą laiką laukia vaikšto, nebuvo tos nosinės prieš tai. Ir šiaip paskutinį kartą kalbėjom, visai nesusišnekėjom ir iš lietuviško numerio skambina. Pala, Šerlokai. Link ko tu čia dabar suki? Nes man kavos neužteks. Man jau reikia šampano. Daniela. Ko? Šiaip tai darytis. Klausyk, Auksė, man atrodo, kad tiesiog tu esi labai susijaudinęs, bet tam yra koks nors žiauriai paprastas paaiškinimas. Jo, pažiūrėk. Dabar gal jis kažkur tarp krūmų ar tvoros stebi tave slapta. Žiauriai romantiška. Kraupu. Bet nesakyk, romantiška. Daniela. Gal iš tikrųjų jis norėjo mane ir Ievutę nustebinti? Ir gal čia kažkur jis yra? Kažkaip prie Auksės nenorėjau sakyti, Sandra, girdėjai, kada išėjo? Nežinau, tai reiškia naktį. Nes aš ją skambinu, tai neatsiliepia. Kaip tu galvoji, nieko, kad mes čia Auksę vieną paliekam? Taigi ne viena, su Ievute. Nu, tu supranti, apie ką aš dabar šneku. Nu tai jo, bet tai reikia jai pabūti ir be mūsų, žinok. Man atrodo, kad jis skambins dar kartą tuo telefonu. Nežinau, jeigu jai reikia padrasinimo, aš grįžtu ir kartu su ja paskambinsiu. Ne, Auksė turi paskambinti pati. Gerai, bet ją kažkaip reikia pakontroliuoti. Nežinau, gal naktį grįžtam ar susiskambinam. Ne, tai susiskambinam. Aš nuvažiuosiu pas Sandrą, pažiūrėsiu gal jinai namuose. Ir pračekink jo sieną, nes gali būti, kad televizorius nebėra. Nes tas žąsinas praeitą kartą ją buvo apšvarinęs. O tu? Ką aš? Nu, kaip tu? Gerai, aš kaip visada. Ate. Ievutė, viskas gerai. Nepergyvenk, atsigulk. Nori pasakos? Gerai. Pepė ilgakojinė. Mažo miestelio pakraštyje buvo senas apleistas sodas.
Prisiekiu, kai atriši pamiršiu, kad tu mano brolis. Tau Auksė skambina. Nu tai šaunuolė, gal matė, kai tu mane pagrobė, bent jau girdėjo tavo šūvį. Aš nieko nesakysiu. Aš nesakysiu net, kad meilužę turi. Kokia dar meilužė, kad čia pasakė? Aš sekiau tave nuo tos akimirkos, kai išlipai iš mano automobilio. Mariau, ką tu darai? Tu čia pats slėpėsi ar mane slėpi? Aš pavargau. Juk aš nesislapstau. Tai kodėl tu mane laikai šitam name kaip kokiam narvelį uždaręs? Aš tau 100 kartų sakiau, jeigu tu turi šeimą. Aš tau 100 kartų sakiau, neturiu, ramiai. Eina. Gerai, kodėl nieko Auksė nesakė? Aš ir nesakysiu, jeigu tu daugiau nebepasirodysi ant jos namų slenksčio. Tu ką, tu nori, kad aš savo dukrą pamirščiau? Ne. Dukros negalima. Auksė. O, ko tu nori? Tu nori mano žmonos? Jau seniai nebe tavo. Ypač po to, kai sužinos, kad turi meilužę. Pala, tu ką tik sakė, kad nieko. Aš žinau, ką sakiau. Aš taip ir padarysiu, jeigu tu daugiau nebepasirodysi Auksės gyvenime. Klausyk, aš supūdysiu tave čia. Arba sutik pradingti iš Auksės gyvenimo. Klausyk, Tomai, pamrink. Davai, baigiam šitas nesąmonės, davai pasikalbam. Tiesiog, kaip broliai pasikalbam, normaliai. Netikri broliai. Draskai mamai širdį taip sakydamas. Iš kur pas tave tiek pykčio? Nori žinot? Gerai. Tu visą laiką geriau sekdavas. Tu turėdavai viską, ko norėdavai. O aš esu vertinimas dėl menkiausio šūdo. Čia pavydas? Nuoskautus tu gali. Tave mama labiau mylėjo. Jinai rūpinos tavim labiau. Tu ko užsinorėdavai, dar gaudavai, bet dabar atėjo laikas. Mano laikas! Tai gerai, prie ko čia mano šeima? Tavo šeimos nebėra. Jūsų nebėra. Aš sugriausiu tavo šeimą ir tu daugiau Auksės niekada nepamatysi. Jis maudėsi duše, kai suskambo į telefonus. Aš net nežinau, ką galvoti. O kodėl jūs taip suneramino šitas skambutis? Ekrane buvo parašyta domino. Aš galvojau, kad gal jis picą užsisakė. O tada greit atėjo žinutė, buvo parašyta, mums reikia kuo skubiau susitikti. Bet taip gali būti, čia dar nieko įtartino. Jūs pasikalbėjote apie tai su savo vyru? Ne, baikit. Aš tai nenoriu atrodyti kaip pavydi žmona isterikė. Bet jūs tai neramina? Taip. Aš tiesiog... Aš labai bijau, kad jis gali būti man neištikimas. Justina, aš turėčiau šiek tiek grąžinti jūsų realybę. Aišku, aš gink dieve nesakau, kad jūsų nerimas kelia juoką. Tikrai ne. Visi jausmai yra tikri. Mūsų jausmai visi yra gerai, bet ar tikrai jums tą nerimą sukėlė būtent skambutis? Gal jūs jau iki tol jautėtės kažkaip nesaugi, nemylima? Jis aišku, jis puikus vyras, bet... Aš turiu tokią nuojautą, žinau, tokią moterišką intuiciją, kad jis tikrai gali būti mane ištikimas. O jūs va taip nuoširdžiai ir pasikalbėkit su savo vyru.
atvirai apie savo jausmus, apie savo va šitą nuojautą. Prašau, pasakykit man dabar kaip psichologė, kaip moteris psichologė. Kas per žmogus? Kas per moteris turi būti, jeigu jinai, žinodama, kad vyras turi žmoną, jis turi vaikų, kas per tokią moterį šlykšti, jinai gali dabar kištis į kito šeimą, ką? Jums viskas gerai? Jo, taip, aš tiesiog susimaščiau, gal ta moteris ir nežino apie jo šeimą. Bet aišku, tai ne tame esmė, mes dabar tiesiog kalbam abstrakčiai apie šitą situaciją. Taip. Žinot, iš ties tai mano vyras yra tikrai, jis yra labai geras tėvas, jis labai geras vyras ir aš greičiausiai, kad taip, man tiesiog dėmesio trūksta. Man trūksta dėmesio ir aš greičiausiai, kad aš prisigalvoju nesąmonę, ar ne? Iki pasimatymo. Iki. Aš paimu sutartį, peržvelgsiu. Kur tu dingsti? Aš čia. Nu taip, bet ne mano namuose. Tavo moterį prieš mane komponentą. Agnė? Tu su ją kalbėjai? Tiksliau, jis su manimi kalbėjo. Nu, aš ją tai... Nebandyk jūs skriaust. Skriaust? O ką jinai dar prifantazavo, kad aš ją mušu? Mušė? Žinai, žmogus praradęs neviltį gali bet ko prikalbėti. Ji negali susitaikyti su mintimi, kad praranda patogų gyvenimą. Naivuolį tu jį ne dėl pinigų tai daro. Tai o dėl ko? Dėl tavęs. Žinai, būdamas su tavimi, aš nenoriu apie ją kalbėti. Aš tavęs pasiilgau, supranti? Ne čia. O man dzin, kad pamatys, ką pagalvos. O man neatsin. Nenoriu, kad atrodo, kad miegu su savo bosu. Erika? Erika? Taip. Klausyk, atšauk šitos dienos visus vizitus, nelabai gerai jaučiuosi. O kažkas atsitiko jums? Ai. O kas tau atsitiko? Ai, nieko, viskas tvarkoja, nenorėjau jūsų jaudinti. Bet niekas nedingo, viskas vietose, aš patikrinau. Tai kas čia buvo? Savaitgalį. Kai jūs paprašėt manęs ateiti į darbą, tai aš atėjau ir mane užpuolė. Bet aš policijai nepranešiau, tiesiog nenorėjau pridaryti jums problemų. Hergu, tai kodėl man nepasakei, važiuojam į polikliniką, kada anomalija apžiūrėti? Ne, viskas man tvarkoj, tikrai, viskas gerai jau. Ne, policijai būtinai reikia pranešti. Bet kad niekas nedingo. Viskas, atšauk šitos dienos vizitus ir važiuok namo. Gerai, tai man viskas yra... Erika, aš pasakiau. Gerai. Taip, lygiai tas pats buvo ir prieš 2 metus, kuomet Vilniaus rajone statėme naują daugiabučių kompleksą. Buvo iškilusi ta pati problema. Tarpusavyje suardytas nebus. Oho, matuojasi? Nesvardu? Viską tu supranti, kolegė. Ko norėjai? Tiesą pasakius, kartą mačiau, kaip Gvidas išėjo iš moterų tualeto, o tada tu. Tau jisai visų pirma, ponas Gvidas. Čia tik tai tau, Gvidas, taip. Simona, sakyk, ko norėjai?
Nieko, tai iš tiesų atnešiau ponui Gvidui pasirašyti dokumentus. Čia kažkam ir dirbti reikia. Oi, kokia tu. Kokia? Atsakinga? Užknesi. Labukas. Domai, ką tu čia darai? Aš tau rašiau, kad aš darbe. Ir švis iš kur tu sužinojai, kur aš dirbu? Tai tu čia dirbi? Nu taip, jeigu tu čia ne dėl manęs, tai dėl ko? O! Kaip smagu, kad jūs susitikot. Domai, susipažink. Drąsiai galiu sakyti, tai yra mano dešinioji ranka ir ofiso gražuolė Daniela. Daniela, susipažink, čia yra mano sūnus Domas. Sūnus? Na taip, sūnus Domas. Atsiprašau, man reikia dirbti. Beldimas. Ar į duris, ar į širdį. Panašumas vienas. Visi laukiam, ar atidarys. Sandra? Vieniems tai atneša kažką tobulo, kitiems netai pasiseka. Tas tylus beldimas paslapties. Ir nežinomybė, ką už šių durų rasi.